jisai pasakė, kad aš esu skolingas jiem už kelionę iš Lietuvos į Airiją ir kad tą skolą turėsiu atidirbti, o atidirbinėti turėsiu pardavinėdamas į prekę. Tai aš pasakiau, kad aš čia atvažiavau nepardavinėti kažko, dirbti statybose ir kad nieko aš nepardavinėsiu. Ir po tų žodžių mane sudaužė. Jau kai baigė, dar pasakė, kad niekas čia nežada su manim terliotis, o jeigu noriu kažką pasistatyti, tai galiu pasistatyti antkapį savo. Taip savo patirtį prisimena vienas iš 10 lietuvių, prievartą ir apgaulę įsuktų į heroino prekybą Airijoje. Jie kalba apie ten sulaužytas galūnes, peršautas kojas, rankas, apie deginimus, apie pjaustymus. Narkotikų prekeiviais, o neretai ir vartotojais juos pavertė tautiečiai. Heroino prekyba ir krūva kitų nusikaltimų kaltinama gauja, kurios branduolį teisėsauga sutriuškino prieš porą metų. Ši istorija ne tik apie pinigus ir turtus, siejamus su narkotikų prekyba. Tai pasakojimas apie žmonės, kuriems tai kainavo sveikatą ar net gyvybę. Jie jau buvo toj stadijoj, kai jau žmonės jiems buvo visiškai... Jie nebe žmonės. Rusai. Taip pakrikštyta lietuvių gauja ne vienus metus heroinu tvindžiusi Airijos ir Šiaurės Airijos gatves. Gaujai priskiriami nusikaltimai, ne tik narkotikų prekyba, bet ir dalyvavimas ginkluotame nusikalstamame susivienijime bei prekyba žmonėmis. Žmonėmis, kurie heroino prekeiviais tapo prieš savo valią. O išeiti iš gaujos galėjo nebent kojomis į priekį. Manau, kad galime kalbėti ir apie mirtis, galime kalbėti ir apie labai didelius sužalojimus. Bendradarbiaujant su Vice World News, siena beveik metus sekė rusų pėdsakais. Kalbėjome su gaujos aukomis, ieškojome su narkotikų prekyba siejamo turto, aplankėme rusų prekybos vietas ir žmonės, kurie savo akimis matė gaujos žiaurumą. Pamačiau, kad žmonės miršta, aš ne toks žmogus, iš pradžių galvojau, kad viskas ne taip, bet pamačiau, kad iš tikrųjų yra baisus dalykas. Lukas į Airiją pateko taip pat kaip ir 10 kitų prekybos žmonėmis aukų. Pažadais apie gerai apmokamą darbą patikėjęs vyras vos per kelias dienas buvo paverstas vergu, jėga pripratintų prie narkotikų. Šiaurės Airijos gatvėse vyras buvo verčiamas pardavinėti tai, kuo gauja jam vėliau ir mokėdavo – heroiną. Prieš kamerą Lukas kalbėti nesutiko, tačiau savo istoriją pasidalinti leido. Ją papasakosime su aktoriaus pagalba. Aš ieškau darbą statybose ir vienam bičiuliui Kasparui pasakiau, kad ieškau darbo statybose. Jisai paskambino ir pasakė, kad atsirado Airijoje gerai apmokamas darbas ir kad jeigu aš turiu dokumentus ir esu pasiruošęs dirbti, galėjau sekančią dieną su juo vykti į Airiją. Aš Kasparą pasitikėjau ir kažkaip susitikom. Jisai papasakojo man apie visas sąlygas. Paprašė manęs tapatybės kortelės, kad jo kolegos nupirktų man bilietus lėktuvo ir kad aš paskui, kad jie už tas bilietus sumoka, o paskui aš nuvažiavęs į Airiją, kai užsidirbau, jam grąžinsiu pinigus. Ir taip gavos, kad aš jam padaviau asmens tapatybės kortelę. Netrukus Lukas susipažino su darbdaviais. Jie klausinėjo ne apie patirtį statybose, o apie giminaičius, kurie galėtų Luko ieškoti. Po savaitės Kasparas paskambino ir pasakė, kad jau rytoj skrydis. Tada aš nuvažiavau pas jį ir ryte atvažiavo du vyriškiai ir mačiau, kaip Kasparas su jais pasikalbėjo ir man pasakė, kad aš galiu važiuoti su jais, jie mane nuveš kur reikia, į oro uostą. Ir važiuojant, jie atidavė, kad aš skrydžio metu turėčiau kortelę, atidavė man mano tapatybės kortelę. Ir domėjosi, klausė, ar kas nors iš artimųjų, ar nepasigės, kad čia aš į užsienį išvažiuoju. Bet kai aš jam pasakiau, kad nėra Lietuvoje, kas manęs galėtų pasigėsti, kad aš neturiu artimųjų, tada jie nustojo domėtis. Vairuotojas buvo Kęstas, vadina Kieša, o tas kitas buvo Gintas. Lukas nepastebėjo pavojaus signalų ir sėdo į lėktuvą, lydimas žmogaus, kurį žinojo tik vardu – Gintas.
Vėliau Lukas atpažino Gintą Vengalį. Už heroino prekybą jau teistą lietuvį. Dubline vyrus pasitiko žmogus, kurį Lukas žinojo tik pravardę Storas. Tokia pravardė buvo žinomas rusų gaujai priskiriamas Andrius Pagojus. Vyras keleivius nuvežė į autobusų stotį, iš kurios jie patraukė į Airijos šiaurę – Belfastą. Kai mes išėjome iš Belfasto stoties, mumis pasitiko Ginto draugas, Airis. Jie kažką pasikalbėjo angliškai ir tada mes sėdome į tą Airio automobilį ir pajudėjom. Nelabai orientavaus, nežinau kur. Bet važiuojant manęs paprašė vėl asmens tapatybės kortelės, kad galėtų suforminti darbo Airijoje, statybose tuos dokumentus, visus įdarbinti mane ir visus formalumus. Ir aš nieko neįtardamas padaviau Gintui tą kortelę. Lydimas Ginto, Lukas pasiekė savo naujus namus. Iš pradžių viskas atrodė įprastai, kaip eilinė vieta, kur apsistoja lietuviai emigrantai. Kai užėjom jau, tai duris atidarė kokio 35 metų vyras vardu Tomas. Gintas pristatydamas mane pasakė, kad matau naujas žmogus, bet neturi patirties Airijoje, dėl to man reikės pravesti visą instruktažą, apmokyti. Tas Tomas pasakė, kad jokių problemų, kad paruoš mane, viską sutvarkys. Ir Gintas pažadėjo, kad sekančią dieną atvažiuos ir išvažiavo. Nepažįstamas vyras nuvedė Luką į kambarį, siūlydamas pailsėti prieš darbus. Poilsį nutraukė netikėta Luko pažintis su tikruoju darbdavių veidu. Pabudau nuo triukšmo už sienos, gretimam kambarį ir kažkaip negalvodamas automatiškai nuėjau pažiūrėti, kas ten darosi. Ir koridorium nuėjau gretimą kambarį, atidariau duris ir pamačiau vieną vyrą kruviną galvą ir verkiantį ir maldaujantį, kad jo nebedaužytų. Ir jisai tikino ir sakė, kad grąžins visą skolą per mėnesį. Ir prašė, kad jo neužmuštų, kad paliktų jį gyvą. Ir buvo dar vienas vyras su pirštinėm ir metaliniu strypu rankose, bet jo veido nespėjo pamatyti. Ir tuo momentu Tomas pamatė, kad aš stebiu situaciją ir grubiai liepė man dingti iš ten. Aš uždariau duris, buvau biškį šoko būsenai, nes tiesiog išgąsdino visą situaciją. Dar truputį paklausiau, kas darosi, ir grįžau į savo kambarį. Ir toliau klausiausi, kas vyksta už sienos. Skolininko maldavimai liko neišgirsti. O netrukus Lukas ir pats sužinojo, kad yra skolingas. Už sienos girdėjos toliau duslūs smūgiai, kaip jie daužo tą žmogų. Jo verkimas, maldavimai. Ir po kurio laiko Tomo balsą išgirdau, kad sako, užtenka, nes taip damušim jį. Ir tada liovėsi smūgiai. Ir kuriam laikui tapo tylu. Ir tada išgirdau žingsnius koridoriuje artėjančius prie mano kambario. Ir tada į kambarį užėjo Tomas. Ir jisai pasakė, kad aš esu skolingas jam už kelionę iš Lietuvos į Airiją. Ir kad tą skolą turėsiu atidirbti, o atidirbinėti turėsiu pardavinėdamas į prekę. Tai aš pasakiau, kad aš čia atvažiavau nepardavinėti kažko, dirbti statybose ir kad nieko aš nepardavinėsiu. Ir po tų žodžių mane sudaužė. Ir gana stipriai ir rankom, ir kojom. Ir jau kai baigė, dar pasakė, kad niekas čia nežada su manim terliotis, o jeigu noriu kažką pasistatyti, tai galiu pasistatyti antkapį savo. Ir kad jeigu priešinsies arba neklausysiu, ką jie liepia, tai pakiš mane po velėną. Atsiguliau ant lovos, kažkiek atsigavau. Tomas išeidamas dar užrakino duris mano kambario. Ir po kurio laiko pasiprašiau, kad išleistų mane į tualetą.
Tai niekas manęs niekur neišleido, tiesiog atnešė, atrakino duris, atidarė ir įmetė kibirą, vėl užrakino. Tada tikrai buvo baisu, nes supratau, kad jeigu priešintis arba neklausysiu, ką jie liepia, tai gali mane pakišti po velėną, kaip jie sako, žeminti. Tai taip aš tapau vergu Šiaurės Airijoje. Kiekvieną dieną mane paimdavo su mašina, užrišdavo akis. Kol važiuodavau, galvą turėdavau laikyti tarp kelių ir nuveždavau į kažkokią vietą, parką, kur turėdavau pardavinėti jų, kaip jie vadina, prekę, heroiną. Heroiną turėdavau laikyti burnoj, kad jau kartais pasirodytų policija, kad ar kažkaip suimtų mane, kad iš karto nuryčiau ir neliktų įkalčių. Kadangi nepažinau vietų, tai nelabai supratau nei kur gyvenu, nei tos vietos, kur dirbu, nes tiesiog nesiorientavau. Lukas narkotikais prekiavo Belfaste, mieste pagarsėjusiame kaip Airijos Respublikonų armijos tvirtovė. Į Belfastą nuvykome sekdami rusų pėdsakais. Su vietinių pagalba radome ir buvusias gaujos patalpas, ir vietas, kuriuose Lukas ir jo likimo draugai buvo priversti platinti heroiną. So this park here would have been where we're standing right now. When the gang was active, I mean, it would be commonplace to see people just openly dealing heroin here, people buying it, multiple deals a day. Someone looking to score could just call a phone number or text a phone number. And then a number of the victims of the gang, people who've been trafficked, were kind of living in cramped accommodation in the area, and they just come out and meet them, sell them the heroin. So if we walk around here, this is all a lovely area, but these lanes here, you'll find things like used needles and paraphernalia associated with. Do you think we could actually see the needles? I mean, we can go and take a look. Yeah, I mean, that's worth a shot. Yeah. Atidžiau pasižvalgius po apylinkės, nesunkiai radome akivaizdžius įrodymus, kad heroinas iš Belfasto gatvių nedingo. Oh my gosh, yeah. That looks like a bad idea to come in. So people would be shooting up heroin in this lane and other lanes like it in the area. So there, look, the needle would have come in that. Oh, it's a package? Yeah, someone would just open that and shoot up. So there's, look, that's a bag there as well. So that would have had cocaine in it, probably. Cocaine bag? Yeah, so often what people will do when they're using is they'll mix heroin and cocaine. It's called a speedball, and they'll inject that. And what happens when you inject, like... Well, you get like the rush, the high of the cocaine, but then when you come down, you get the kind of nice feeling of heroin. There's more bags there, more needle stuff. It looks like a place where somebody was, Oh yeah, it looks like someone was sleeping here. That's horrible. Yeah. Ar Belfasto gatvėse vis dar veikia lietuvių gaujos likučiai, nežinoma, bet akivaizdu, kad tebeveikia infrastruktūra, į kurią prieš savo valią buvo įkinkytas Lukas ir 10 kitų emigrantų iš Lietuvos. Tokių kaip Lukas, teisėsauga suskaičiavo daugiau kaip 60. Narkotikais prekiauti priversti žmonės gaujai dirbo ne tik Jungtinei karalystei priklausančiame Belfaste, bet ir didžiuosiuose Airijos miestuose – Dubline, Korke, Tralyje, Waterforde ir kituose. Vieną prekybos vietų aplankėme patys. Korke prie šio tilto heroinu prekiavo kitas mūsų pašnekovas Robertas. We can think this is the bridge. He told me like this supervisor of him took him there first day. At the time he didn't know like what he will be doing, but he understood like something is off. So he called this place his first job place, like workplace, his first office. Some office space. Man. Į heroino platinimo schemą Robertas taip pat pakliuvo užkibęs ant darbo pasiūlymo. Siūlė iš pradžių kažkokioj apsaugoj.
O paskui jau apsaugoti, aš nelabai ir domėjaus to darbo. Kaip ir Lukas, Robertas Airijoje rado visiškai netokį darbą, koks buvo žadėtas. Nuėjom prie Raudono tilto, mano pirma darbo vieta buvo. Apsauginio? Apsauginio dirbti. Aha. Jis tai ten laksta, aš jau matau, kad kažkas yra ne taip. Jis ten laksta, ten tie airiai ateina, ten išeina. Aš jau supratau, kad ten kažkas yra ne taip. Ką jūs supratot? Kad čia jau kažkas yra pardavinėjimo neleistina. Įtarimai pasitvirtino. Tiek prie tilto, tiek kitose Korko vietose Robertas prekiavo heroinu. Prekę, žirnio dydžio narkotikų dozes, vyras slėpė burnoje. Viskas tam, kad prekeiviai būtų lengva paslėpti įkalčius, jei jį sučiuptų policija. Planas toks. Gatvėje apieškoti negali, tai nuveždavo į nuovadą. Planas, o ką turi, taigi viską nešioji burnoje, po 10 tų žirnelių. Niekur kitur tu į kišenę neįsidėsi, dar kur nors. Viską burnoje. Ir toks planas, jau gardą sustabdė, tai viską nurygi. Paprasčiausiai nurygi viską. Bet ten būdavo paskaičiuota, kiek jums duoti tų maišelių, kad tilptų į burną? Po 10, visada po 10. Visą laiką po 10? Visada po 10. Nei daugiau, nei mažiau nebūdavo. Visada 10. Ir iš burnos vyksta prekyba ir policija? Taip, viską nurygi. O kaip tada paskui jūs juk nuryjat? Paskui perki vandens, kokius 2-4 litrus ir viską. Ir vemti? Taip. Kitaip. Būtent nuryjami žirneliai ir puikiai sustyguota prekybos sistema leido įtariamiems vadeivams ilgus metus veikti išvengiant teisėsaugos dėmesio. Robertas ir Lukas narkotikų platinimo grandinėje užėmė žemiausią vietą. Jie buvo gatvės prekeiviai. Prekybos sistema buvo sustyguota taip, kad eilinis prekeivis nepažinojo ne tik gaujos vadeivų, bet ir tų, kurie jį siųsdavo pas klientus. Aš dabar tik neatsimenu, man iš karto telefoną davė ar kitoj dienoj, o tuo tarpu aš kažkaip nebelabai atsimenu. Bet aš tą tarpu atsimenu, kaip man jis jau paaiškina, kad čia ateis pas tavęs, yra tie burbulai, 25 eurai ir pardavinėjai. Aš nežinau, kas ten toj linijai tokie, ar ten jie iš aukščiau, ar dar kas nors. Jau irgi tai nebandyk vėluoti darbą jau ten, jeigu pasakė, ten turi bėgti. Ir kitas iki aš irgi pasakydavo, aš ten negaliu eiti, ten policija manis laukia, o jie ten puldavo tuoj. Kaip tu negali eiti, eini viskas, aš jų akis nesu matęs, aš nežinau, kas jie, žinau, kad mes vadindavom liniją. Linija. Narkotikų prekybos tinklo stuburas. Tai ryšio sistema, kuri leido prekeivius suvesti su klientais greitai ir efektyviai, nekeliant rizikos gaujos viršūnėlėms. Apie tai mums papasakojo Tadas, žmogus gaujoje rikiavęsis tarp linijos ir gatvės prekeivių. Ten yra kaip įmonė. Jų buvo kaip įmonė. Yra telefono linija, ten yra kaip dispečeris sėdi prie telefono. Viskas tam, kur reikia narkotikų. Šiaurės Airijoje, Waterforde Airijoje, Korke, Limerike, jis atsiliepia, pasako, kur tas žmogus stovi ir siunčia, vienu žodžiu, kaip tu įsikvitais, tada pasakai adresą ir atvažiuoja, lygiai tas pats. Ir pasako, kokiam parke dirbti, ir šiandien įsikiša 10 tų česnagiukų į burną įsideda, ir vaikšto, ir laukia, kol prasidės skambučiai. Toks prekybos modelis smarkiai apsunkino teisėsaugos darbą. Net pagauti prekeiviai mokėjo naikinti įkalčius, o išduoti gaujos narius bijojo. Aišku, mes bijodavom, visi mes bijojom. Pasą neturi, man nedavėda tos plėtelis, kad eit kreiptis kažkur į ambasadą, kad ir į tą pačią policiją. Mes bijodavom aplamai, nes kreipsies, o gerai, ten apklaus mumis paleis, o kai paleis, kas tada bus? Mes apie tai pagalvodavom, aišku, aš tai įgirds pagalvodavom. Į rusų prekybos tinklą įtraukti žmonės ne visada dirbo taip, kaip tikėjosi darbdaviai. Tokiais atvejais gauja imdavosi kontrolės priemonių – bauginimų, smurto ir ne tik.
Kitus muždavo, kitus daužydavo, kitus lošindavo, kitais gal narkomanais paversdavo. Lukas tai patyrė savo kailiu. Mane per jėgą pasadino ant heroino, savaitę laiko, kiekvieną dieną po keletą kartų leisdavo į veną heroiną, kol tapau visiškai priklausomas. O tam, kad užsidirbčiau dozijai, turėdavau parduoti kuo daugiau tos vadinamos prekės. Keli nesusiję šaltiniai mums patvirtino, kad gatvės prekeivių gretos nuolat retėjo. Viena priežasčių – perdozavimas. Anot Tado, tokiais atvejais gauja nesismulkindavo, o prarastą darbo jėgą greitai pakeisdavo šviežiu krauju. O būdavo perdozuodavo, pavyzdžiui, tie pardavinėtojai, tai jie paprasčiausiai naktį išneždavo ant gatvės ir palikdavo. Jie skaitėsi pat ir paskutinį grandis, jis išeina vieną dieną, jis nebegrįš, suprantate, ir viskas. Benamiai, alkoholikai, išėję iš kalėjimų, nuskriaustieji, kokie pačių žemiausio rango žmonės. Turėjo savo autobusiukų firmą, kur veždavo tos žmonės, duodavo pasus vairuotojai, kad jie nepabėgtų. Teisėsauga nustatė ne mažiau kaip 65 asmenis, kuriuos rusai atsigabeno į Airiją ir įkinkė į heroino prekybą. Tado teigimu, tikrasis skaičius kur kas didesnis. Paskutiniu metu jiems sunkiai sekėsi žmonėms, nes jie jau pervežė 100 žmonių, suprantate, jiems jau buvo problemos. Anot pašnekovo, trūkstant darbo jėgos gauja ėmėsi gatvės prekeivius perkelinėti iš vieno miesto į kitą, taip mėtant pėdas. Jie jau tos kitos, kur sėdėdavo, jie jau kai kraustydavo į Šiaurės Airijos, į Airiją, ten bandydavo rotuoti, supranti, nes neberasdavo tiek žmonių, nes išeina vienas vieną dieną nepareina, išeina ten savaitę gali atidirbti, jis nebepareis, supranti, čia šimtai žmonių. Dalis gatvės prekeivių mėgino pabėgti, tik ne visiems tai baigėsi sėkmingai. Kai pabėgau, prisidaviau pareigūnam ir jie ėmė mane kaip ir globoti, davė vietą, kur gyventi. Ir kurį laiką buvo ramu, bet tada vieną naktį mane vis tiek susirado gintas. Jis įsilaužė į mano butą ir be perspėjimo ėmė daužyti mane, daužė mane su metaliniu strypu. Ir aš jau, aš maldavau, kad paliktų mane gyvą. O gintas tai atsakė, kad apie tai reikėjo anksčiau galvoti. Ir mane daužė ir kojam, ir su tuo strypu, tol kol aš tiesiog išsijungiau. Kai atgavau sąmonę, tai buvo jau šviesu. Ir buvau žiauriai nustebęs, kad iš viso atsipeikiau, nes tuo metu, kai daužė, tai jau galvojau, kad viskas. Manau, kad gyvas likau tik per stebuklą. Kristina Mišinienė girdėjo 10 tokių istorijų. Jis savo akimis matė rusų gaujos paliktus randus, tiek fizinius, tiek emocinius. Tuos, kuriuos matėme, tai matėme juos labai išgąsdintus, visų pirma, paniškai išgąsdintus, matėme sužalotus žmonės, fiziškai sužalotus. Kokios buvo baisiausios traumos? Ten sušaudytos guminiam kulkom kojos, supjaustyti kūnai. Jums tai atrodo fiziniai momentai labai baisus ir įspūdingi, tačiau vis tik tai aš pati sakyčiau, kad psichologinės traumos jos daug įspūdingesnės, nes jos nematomos plika akimi. Ar tai pasilieka su žmogum visą jo gyvenimą? Būtent potrauminio sutrikimo sindromas, jisai persekioja žmogų visą gyvenimą, jisai, paralyžuoja to žmogaus gyvenimą, neleidžia jam pilnavertiškai gyventi, nes nerimas, baimė, nepasitikėjimas, nuolatiniai košmarai, kurie tave persekioja naktimis, neleidžia tau tarsi ištrūkti iš tų gniaužtų. Fiziškai tu tarsi jau pasitraukiai, tu jau laisvas, tu jau saugus, tačiau psichologiškai žmogus dar vis jaučia tą nusikaltėlių kvėpavimą į nugarą. Jie kalba apie ten sulaužytas galūnes, peršautas kojas, rankas, apie deginimus, apie
pjaustymus, jie visą tai matė ir žino, kad taip gali būti. Tai pirmiausia, jie bijo šito poveikio, jie bijo keršto. Teisėsaugos teigimu, tokių žmonių kančiomis ir krauju sutepti pinigai keliavo į Lietuvą. Čia jie tapo prabangiais namais, butais ir verslais. Rusų gaujos lyderiu įvardijamas plungiškis Kęstutis Klemauskas. Mūsų gauti dokumentai rodo, kad po Klemausko įtariamoje gaujoje rikiavosi jau minėtas Storas su žmona, taip pat Klemausko gyvenimo draugė. Vieni įtariamieji esą kuravo platinimą ir heroino kurjerius. Kiti prekės užsakymą iš Airijos gaujų. Po viršūnėlėmis teisėsaugos duomenimis rikiavosi įtariamieji atsakingi už gatvės prekeivių kontrolę. Mūsų žiniomis įtarimai byloje pareikšti tiek Klemauskui, tiek jo aplinkos žmonėms. Būtent Klemauskui bei jo artimiesiems priklauso ir įspūdingi turtai, teisėsaugos vertinimu užgyventi iš Airijoje parduoto heroino. Airijoje taip rasta narkotinių medžiagų kratų metu, Lietuvoje rastas turtas, tai buvo apribotas, laikinai apribotas turtas, kurio vertė yra apie 700 000 eurų. Tai įvairūs pastatai, žemės sklypai, įmonės, automobiliai. Taip pat buvo rastas kratų metu piniginės lėšos, apie 160 000 grynais įvairia valiuta, taip pat papuošalai, juvelyriniai ir brangūs daiktai. Dar prieš keletą metų Klemausko pavardė Plungėje buvo menkai žinoma. Viskas pasikeitė Klemauskui pradėjus stambes investicijas. Turbūt didžiausia autoservisas Transfortas, prieš 4 metus išdygęs prie pat įvažiavimo į Plungę. Jūs pats kaip plungiškis esate girdėjęs kažką iš anksčiau, ta prasme, ar Kęsto pavardė išvis prieš tai buvo žinoma, ar čia tik dabar po to įvykių visi sužinojo? Ne, aš tik tais po šių įvykių, nes prieš tai taip šis asmuo gal, kaip galim sakyti, tikrai nebuvo žinomas, kad kažkuo išskirtinis. Plungės savivaldybės administracijos direktorius Klemauską pažįsta ne tik kaip verslininką. Būtent su įtariamu rusų lyderiu siejamas užpernai įvykdytas politiko šeimos automobilio padegimas. Tai yra mano šeimos automobilio padegimas, kuris įvyko praėjusių metų gegužės mėnesį. Ir be abejo, tai buvo visuotinai pavojingų būdų atlikta. Ir galimai tai yra susiję su mano dabartinė veikla, tai yra darbu. Tai galimai su nelaimėtais viešaisiais pirkimais. Prokuratūros sprendimu autoserviso Transfortas pastatai areštuoti heroino byloje. Toks pat likimas ištiko ir gyvenamuosius namus bei butus, kuriuos Klemauskas ir jo aplinka įsigijo Plungėje, jos apylinkėse ir Palangoje. Taigi leidomės į šio turto paieškas. Mums pavyko nustatyti, kad narkotikų byloje areštas pritaikytas Klemausko sugyventiniai Jurgitai Rupeikienei iš dalies priklausančiam namui Plungėje. Šaltinių duomenimis pastatas buvo ištaigingai renovuotas, panaudojant, kaip įtariama, iš narkotikų gautus pinigus. Taip pat areštuotas Rupeikienės vardu registruotas sklypas šalia Plungės. Įšaldyti ir Rupeikienės giminaičiams priklausantys objektai. Butas bei kotedžas Palangoje, kuriuos pati Rupeikienė nuomodavo turistams. Visi šie nekilnojamojo turto objektai yra areštuoti. Dalis jų įgyta tarp 2018 ir 2020 metų. Iš kokių lėšų Klemauskas ir jo aplinka vos per keletą metų apsirūpino tokiu kiekiu butų ir namų, norėjome paklausti paties Klemausko. Tačiau įtariamas rusų Vadeiva šiuo metu yra suimtas. Į kalėjimą Klemauskui siųsti laiškai liko neatsakyti. Apie turto kilmę norėjome paklausti ir Rupeikienės, tačiau komentuoti jie atsisakė. Mes tiesiog norim paklausti apie tai, kad mes šiaip su Kęstučiu, su jūsų vyru bandėm susisiekti ir niekaip nepavyksta. Aha. Ir gal jūs kažkaip turit kažkokį bendravimą su juo, gal jis minėjo, kad jam laišką siuntėm? Tai minėjo, bet aš nenoriu dar žurnalistikos. Nenoriu dar bendrauti, nenoriu dar atėjusiu dar teisiama ir dar nenoriu bendrauti. Radome ir daugiau turto neseniai įgyto Klemausko ir jo aplinkos, tačiau kol kas neareštuoto. Pavyzdžiui, naują namą prie Plungės, oficialiai priklausantį Transforto buhalteriai, papildomai suteikiant panaudos teisę Rupeikienei. Prabangus namai ir butai – tik dalis turto, kurį teisėsauga sieja su narkotikų prekyba. Skelbiant apie rusų gaujos išardymą, taip pat įvardinti dideli kiekiai grynų pinigų. Dalį jų įtariami gaujos nariai slėpė užkasdami po žeme. Ar teisėsauga aptiko visas pinigų slėptuves?
žino tik patys rusai. Bet grįžkime į Airiją. Tiksliau, į Šiaurės Airiją. Vietiniai žmonės susidūrę su rusų veikla mums pasakojo, kad būtent lietuvių gauja ir jos prekybos sistema heroino vartojimą pakėlė į neregėtas aukštumas. The problem's gotten quite bad in heroin in the last decade or so. When you say, the problem, like, what do... It's got bigger. Much bigger. And how you see that? Like, you see people on the streets with needles? Yeah, more people accessing needle exchange, more HIV infections, more overdoses, more homelessness, all of that. I mean, it's not their fault. They were at the beginning of that. It was here before that, but not in the same way, not on the same level. Korkas – dar vienas miestas, kuriame teisėsaugos duomenimis veikia rusų gauja. Čia gyvenantis Jamesas Leonardas su narkotikais susidūrė iš labai arti. Buvęs heroino vartotojas jau keletą metų padeda kitiems išbristi iš priklausomybės ir kuria tinklalaidę apie narkotikų keliamus pavojus. Anot Jameso, heroino bumas Europoje siejamas ne tik su rusų gauja, bet ir su tikrais rusais. Tiksliau, su nepavykusia Sovietų Sąjungos invazija į Afganistaną. Šalį, kuri jau keletą dešimtmečių dominuoja kaip pagrindinė heroino tiekėja pasaulyje. In the late 70s and early 80s, there was a heroin epidemic in Europe, Manchester, Liverpool and Dublin on this side of Europe, okay? The Russians invaded Afghanistan. No, we don't always blame the Russians, but yeah. But in Western culture, we can blame Russia for a lot, but this is fact. Russia invaded Afghanistan as part of the Cold War, and the Mujahideen increased opium production to fund the resistance. New migration routes from Pakistan and Iran into the UK, right? So the opium was moved from Afghanistan into Pakistan, Iran, and new migration routes into the UK meant that there was a huge influx of heroin into UK and Ireland. Heroin is the ultimate painkiller. And if you're living in an environment where there's extreme poverty, lack of opportunity and just hopelessness, and you have huge availability of heroin, it's going to be a problem. Jamesas matė ne vieną ir ne du heroino suluošintus žmonės. Anot jo, šis narkotikas žmogaus organizmui labai greitai padaro nepataisomą žalą. The consequences you can get from heroin use happen a lot faster than alcohol and cocaine. In the space of 12 months, you could destroy your whole life with heroin. You will have people that when they're injecting to veins, eventually the vein will close up, and eventually you're going to look for new veins, and people go to the groin because it's a nice big vein, people go to the neck because it's a nice big vein. Užankančios venos, baimė ir nenoras kreiptis pagalbos, visa tai heroino vartotojui gali baigtis nepataisoma žala sveikatai ar netgi mirtimi. When somebody dies, it's not just the heroin addict dies, it's the potential all the potential they could ever be. Like when I think of, I'm married now, so could never have had the wife or the job I had or the masters and the podcast I have and all the things I will do, all that dies with you. So you have to give people the opportunity to stay alive until they can somehow manage to access the treatment. Daugeliui ši istorija yra apie narkotikus ir nieko daugiau. Žmonės priversti prekiauti heroinu, gyvenantys košmariškomis sąlygomis, netekę sveikatos ar net gyvybės, lieka paraštėse. Žinia apie tautiečių gaują greitai pasklido Airijos lietuvių bendruomenėje. Jos pirmininkas Arūnas Teišerskis neabejoja, kad tautiečiai galėjo verstis narkotikų prekybą. Kad tokie atvejai vyksta, tą praktiškai visi žinojo, bet va taip tiesiogiai, kur kas kaip, tai va ir išgirdom daugiausiai būtent iš airiškos spaudos, kadangi va būtent paskelbė, plus dar ten Šiaurės Airija, ten tas visas reikalas. Tai yra ir tokių, kurie labai be abejo, kaip sakant, prieš bet kokius tokius dalykus yra tokie, kuriems iš principo daugiausiai, kuriems neįdomu, o yra tokių, kurie vos ne, kaip sakant, kaip aš sakyčiau, netgi palaiko tą nusikalstamumą, natūralu, ten buvo įvairių ten tokių pasisakymų. Anot jo, liudytojų pasakojimai apie apgaulę ir išnaudojimą įtikina toli gražu ne visus. Daugumos nuomonė yra, kad tas posakis, kad čia yra
prievarta atgabenta, kabutėse, iš tikrųjų yra toks, kaip sakau, gynybinė strategija, nes labai sunku patikėti, kad žmogus važiuojantis kažkur į Airiją, kad jam reikia kažkur taip jau atvažiuoti ir jis vos nevažiuoja, kaip sakant, kad ir, sakykime, labai jau kokios nors nekvalifikuotos veiklos ar nekvalifikuotą darbą daryti, kad jis taip jau labai nežinotų. Greičiausiai buvo taip, kad, aš tikiu taip, kad vis tik tai, jeigu ir atvežė kažkokį, turi būti absoliutus žioplys, kad nesuprastų. Su tokiomis situacijomis kasdien susiduria Tarptautinė migracijos organizacija, ne tik padedanti prekybos žmonėmis aukoms, bet ir kovojanti su visuomenėje paplitusiais stereotipais. I think there's that perception also from the public who says, well, they should have known, but it's sometimes very difficult to actually know exactly what's going to happen and the reality that they're going to live. Tai patvirtina ir mūsų pašnekovas Tadas, puikiai susipažinęs su rusų veiklos metodais. Didžioji dalis apsuktų irgi. Siūlydavo kaip darbą normalų, ar kaip siūlydavo? Dažniausiai, supranti, duodavo išgerti, nupirkdavo rūbus, nuveždavo čia pavalgyti, nuveždavo pasidina į autobusiuką, duodavo įrodavo į pasą, ten prižadavo su kalnus, ten gal dirbsti, statybas įdarbinsim, ten apgyveninsim, darom. Meluoja? Meluoja, jo. Jie labai geri būdavo geri psichologai, tada jeigu žmogų įtikinti, kad čia bus legalu? Kad bus viskas gerai, tuomet raginė, čia pinigai geri, 200 eurų į dieną, ten, žinai, pasaka, duoda pavalgyti, kam išgerti, kam rūbą nuperka, žinai. Well, traffickers do know who to target. Definitely. They are embedded in the communities. They know who actually would be influenced to come or not. So that's something that we need to also realize, that they do master their community. They do master the vulnerabilities around them, and people can be easy targets for that. So I think one needs to also realize that reality, that of the people that are, for example, in this case from Lithuania, and being pretty much influenced to come because they know who to target. The traffickers know who to target. Anot Kristinos Mišinienės, bendruomenės nenoras priimti prekybos žmonėmis aukas ne tik žaloja nukentėjusius, bet ir padeda nusikaltėliams. Dažnai klausiam ir mes, ir galbūt kiti, tai kodėl tu vis tik tylėjai, kodėl nesiskundėjai. Tai manau, čia yra pirmas atsakymas, kad aš nemačiau, kad kam aš galėjau pasiskųsti, kas galėtų patikėti. Airijos teisingumo ministrė Helen McEntee neslėpė nusivylimo dėl esamos situacijos kovos su prekyba žmonėmis srityje. Jos teigimu, viena iš esminių priežasčių, kodėl taip sudėtinga spręsti problemą, yra tai, kad žmonės nežino, jog tai vyksta. Ir vyksta taip arti jų. Unfortunately, I think many people in our communities are firstly not aware that it's happening. They're not aware that the people they meet, be it in their daily lives, in the restaurants they attend, when they're on the trains heading about their business, that there are people who are in this deplorable situation. So that's why it's really important that we highlight this as an issue. The official figures last year, I think, were that 38 people had been identified as victims of human trafficking. So it doesn't seem like a huge amount. In saying that, obviously, I think the number possibly is a little bit higher. So while it's not an endemic issue, I think it's something that is happening to too many people. One person is one too many. So it's about making sure that people in general are aware that this could happen. I've seen figures and I've seen particular areas in my own county where victims have been identified. So it's about all of us being aware that this could happen on our back door. Įtariamiems rusų gaujos nariams ši istorija baigėsi skirtingai. Kęstutis Klemauskas dienas leidžia suimtas, ribojant jo kontaktą su išoriniu pasauliu. Mėginome su juo susisiekti laiškais ir per advokatus. Be rezultato. Storo pravardę žinomas Andrius Pagojus mirė Airijos kalėjime, kaip skelbiama, suvartojęs neaiškios medžiagos. Dar keli gaujos nariai liko Airijoje, kur laukia sprendimo ekstradicijos byloje. Tarp jų Gintas Vengalis, kurį Lukas įvardijo kaip vieną žiauriausių gaujos narių. 3 nuo gaujos pabėgę vyrai rusų paliktus randus nešiosis visą gyvenimą. Luko sveikatai heroino vartojimas sukėlė neįgalumą. Robertas ir Tadas bando stotis ant kojų, vis dar kankinami gaujos paliktų psichologinių traumų. Kai baigsis heroino byla, prognozuoti sunku.
Neabejotina tik tiek, kad tų, kurių gyvybės nusinešė rusų veikla, neprikels niekas.